Labas rytas. Na, jeigu pabudote ir apsilankėte pas mane virtuvėje, tai gal jūs norite, kad aš jums kažką pagaminčiau? Girdžiu, kažkas sako kažko saldaus. Kaip kartą šį rytą aš gaminsiu labai gerą, saldų, skanų saldumyną, tai yra crème brûlée. Crème brûlée. Tikriausiai valgėte šį patiekalą tik tais restorane. O šį rytą restoranas gali įsikurti ir jūsų virtuvėje. Tačiau tam reikia cukraus, kiaušinių, grietinėlės, šiek tiek vanilės esencijos, be abejo druskos. Pradėsime nuo to, kad mums reikia atskirti kiaušinio trynį nuo baltymo. Kas liečia proporciją, tai mums reikia pradžiai 6 trynių, toliau pusė puodelio cukraus ir 500 ml grietinėlės. 6 tryniai yra paruošti, o dabar paimsime pusę puodelio cukraus, subersiu į trynius. Vis dar tęsiasi konkursas, kuriame jūs galite laimėti Soros International House įsteigtą prizą. Tai yra anglų kalbos tobulinimo kursai, kurie truksta apie 40 valandų ir visa tai yra žiemos sesijai. Na, o kad laimėtumėte, jūs turite siųsti savo 12 ingredientų nerealius patiekalus man adresu, kurį matote ekrano apačioje. Savo ruožtu aš išrinksiu patį geriausią ir pagaminsiu iki sausio 15 dienos. Taigi, dalyvaukite ir laimėkite. Išpilu į keptuvę. Taigi, kol užvirs grietinėlė, aš kuo puikiausiai spėsiu pasiruošti kiaušinių trynius su cukrumi. Su mediniu šaukštu išmaišykite trynius su cukrumi taip, kad cukrus nesijaustų. Kai pasirodo pirmieji burbuliukai grietinėlėje, vadinasi, mes galime jau ją nukelti. Ir dabar supilsiu viską į trynių ir cukraus mišinėlį. Dabar išmaišau viską, įberiu žiupsnelį druskos, tačiau labai nedaug. Ir lašelis esencijos. Dar viską permaišome, kad cukraus krisleliai nebesijaustų. Oi, kiek daug garų. Čia yra skarda ir ją įpyliau vandenį. O dabar čia statysiu indelius su crème brûlée. Tačiau būkite itin atidūs ir neleiskite vandeniui, kuris yra skardoje, užvirti. Jeigu jisai pradeda virti, sumažinkite šiek tiek temperatūrą. Taip padariau ir aš. Dabar pas mane temperatūra 160 laipsnių. Įpilsiu į formelę. Čia bus jums. Na, o sau aš darysiu į didesnę formelę. Pažiūrėkite ir jūs. O dabar uždarysiu orkaitę ir kepsiu apytiksliai 40-50 minučių. Na štai, manau, kad tos 45 minutės davė tikrai savo ir desertas skirtas jums yra jau iškepęs. Todėl pasikaustęs pirštinę, pabandysiu jį išimti iš orkaitės. Štai kokia pasakiška geltona spalva. Prieš baigdami gaminti šį desertą mes turime jį kaip reikiant atšaldyti. Todėl aš nešu į balkoną, būkite atsargus ir laukite manęs. Voilà, mano desertas yra atšalęs, o dabar mes darysime kai ką įspūdingo. Visų pirma, pasiruoškite cukraus. Po ranka neturėjau rudojo cukraus, todėl naudosiu baltai cukrų ir pabarstykite crème brûlée paviršių. Jeigu tokį daiktą turite namuose, palaikykite apytiksliai 10 sekundžių uždegtą, tam, kad vėliau galėtumėme išlydyti cukrų. Idėja yra tokia, išlydome cukrų ir padarome čia šviesiai rusvą traškę plutelę, o tada galėsime skanauti desertą. Taigi imame ir labai lėta ugnimi, sukamaisiais judesiais lydome cukrų. Štai ir jūsų nuostabusis desertas. Galite pamatyti, kaip cukrus vis dar verda. O po tokio vaizdelio palinkėsiu jums gero apetito. Kaip čia kvepia. Ate.